Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis sveikinasi Erika ir Laura iš kelionių agentūros Kikturos. Taigi, apie ką šis podcastas, ką mes čia veikiame ir kodėl apskritai mes čia susirinkome, trumpai papasakosime, ne? Taip, tai mes irgi labai ilgai diskutavome su Erika ir pagalvojom, reikia kažko padaryti kitokio, ko dar nėra Lietuvos rinkoje. Ir tai galvojom, ar yra podcastų apie keliones? Nors, aišku, jų turim daugybę Lietuvoje, bet būtent apie keliones, kai yra labai populiaru šiais laikais keliauti. Taip, ir pamatėm, kad tikrai tų podcastų nėra. Tai yra daug daromų visokiausių laidų apie konkrečią arba kryptį, arba žmogus keliaujantis, pasakoja, kuris buvo, ką jis mato, bet realiai su realiais keliautojais tokių kaip ir pokalbių nėra, kur mes tiesiog galėtume pasibendrauti ir pakalbinti keliautojus, poilsiautojus būtent apie tą kryptį. Gal kai kurie gyvena, tarkim, kažkokioje kryptyje, ne? Taip. Gal tiesiog turi daugiau patirties ir ne tik kaip poilsiautojas, bet kaip jau ir tos šalies gyventojus gali iš savo pusės pakomentuoti plačiau. Tai iš tikrųjų labai įdomu. Labai įdomu ir labai naudinga, ypač dirbant turizmo srityje, kadangi irgi sužinai, kas kaip vyksta kitoj šaly, kas yra unikalaus ir iš karto keliautojams irgi visai kitaip yra pasiūlyti kažkokią kryptį, vis tiek daugiau gali patarti ir pasidalinti. Tai va čia, man atrodo, bus ir mums labai faina patirtis. Taip. Ir keliautojams. Taip, tai iš tikrųjų podcast'e, ką išgirsite unikalias keliautojų istorijas, kelionių metu vyrančias tendencijas ir žinoma patarimus, ką daryti, kaip daryti, kur keliauti, ką pamatyti konkrečioje kryptyje. Tai tiek, ne? Tai labai labai fainai, kad mes turime šiandien mūsų pašnekovę Robertą. Taip, labai džiaugiamės, kad sutiko prie mūsų prisijungti į mūsų tokį patį pirmą podcastą, tai žiūrėsim, kaip seksis. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai ir tikrai bus labai įdomi tema, sakykime, apie įdomią kryptį, kuri nėra labai populiari tarp mūsų keliautojų. Tai yra Libanas. Sveika, Roberta. Labas. Tai labai džiaugiamės, kad prisijungiai šiandien. Man labai garbė, pirmą kartą į pirmą jūsų podcastą. Labai fainai. Ačiū už kvietimą. Tai pasakyk pradžioj, kaip libanietiškai bus labas arba sveiki. Iš tikrųjų, sudėtingai, nes yra 3 kalbos. Libanietiškai jie kalba ir anglų kalba, ir prancūzų. Tai šiaip dažnai būna tiesiog bonjour. Tiesiog, bet jie taria labiau R, o jeigu ryte atsikeliu ir sveikinuos, tai sakau sabacho. Taip, tai dabar labiau tiktų bonjour tada. Taip, bonjour, jo, tai bonjour visi. Su mūsų prancūzų tarme. Taip. Viskas gerai, libanietiškai irgi jie taria taip tiesiogiai bonjour, kaip lietuviai tartų. Tai jau Prancūzija, aišku, tartum kitaip. Tai viskas tvarkoja. Tai labai gerai, pataikėm tada. Tai Roberta, gal galėtum trumpai papasakoti apie save, šiaip ką gyvenime veiki ir kaip tavo gyvenime atsirado Libanas, kaip tu su juo susijusi? Tai aš esu interjero dizainerė. Dirbu tiek su viešaisiais, tiek su privačiaisiais projektais. Ir Libanas mano gyvenime atsirado, kai susipažinau su savo vyru dabartiniu. Tai tavo vyras libanietis. Taip, mano vyras libanietis. Nice. Geras, labai įdomu. O šiaip susipažinot Libane ar kažkokia kitoj šaly, nes vis tiek 2 skirtingos kultūros, tai kuri šalis jūs suvedė? Iš tikrųjų, tai šalyje ne Libane mes susipažinom. Jisai iš tikrųjų gyvena Prancūzijai, tuo pačiu ir aš dabar gyvenu Prancūzijai. Jau kuris laikas susipažinom mes Tunise. Roberta, o dabar kaip dažnai būni Libane, kaip dažnai tenka jame būti, ne? Ir gal tiesiog, kaip tau ar pačiai patinka, kas patinka, tai toks mini intro, ne, apskritai į tą Libaną, kad tiesiog mūsų klausytojai suprastų, apie ką šita kryptis šalis iš viso yra. Tai šiaip pakankamai dažnai gal anksčiau keliaudavom, daug daugiau, dabar pastaruoju metu yra vieną kartą į metus keliaujam, bet ilgesniam laikui, tai tokiam jau 3 savaitėm tikrai, nes gyvenimas ten yra toks
kaip pasakyti, užkrečiantis, nes nori išvažiuoti, nes ta jūra, tas maistas, nežuvis tik ką pagauta, tikrai labai geras vaibas ir nuolatinis toks šlepetės, maudimukas, išeini ryte ir grįžti maždaug panašiai. Tai nereik persirengti, tiesiog kažkur varai pas draugus, tada kažkur iš draugų, varom į pliažą, tada einam kavos ir gaunasi toks viena diena praeina kaip tokia kelionė. Tai va, tai dabar važiuosim irgi neužilgo, pailsėt, susimatyti su draugais ir giminėm. Tai Libanas yra tokia labai įdomi šalis, nes ten yra tiek labai daug religijų, kaip daug, bet bent jau 3, tai čia minimum. Kokios čia būtų? Taip, iš tikrųjų, Libanas yra padalintas į musulmonų dalį ir katalikų. Taip pat yra ir stačiatikiai ir turbūt galėtumėm ten dar skirstyti ir daugiau, kaip sakyt, krypčių. O kurioje dalyje gyvena jūsų giminaičiai? Mes gyvenam miestelį Batrun, tai yra prie pat jūros. Tai yra tokia, dabar jau labai jinai yra išpopuliarėjus tas Batrun miestelis, nes prie pat jūros ir tokia turistinė vieta patapus, tai jinai yra visiškai katalikiniai pusiai. Dėl to, kai tu važiuoji į Libaną, reikia žiūrėti, kur tu nori keliauti, nes jeigu tu papulsi į musulmonų dalį, tai šiek tiek gal ten ir tas apsirengimas skiriasi, o katalikų pusiai tai taip kaip Europa, visiškai laisvai ir net maždaug Graikija, tokia gal netgi miksuota Graikija, miksuota Turkija, miksuota Malta, kažko tokio primena, labai didelis miksas, dėl to, kad istoriškai Libanas buvo labai daug, kaip sakyt, užgrobtas jo, ir labai daug metų prancūzai buvo, daug metų prieš tai buvo turkai, po to ten, nenoriu giliai, nežinau, tikrai tiksliai nežinau, kas dar buvo, bet tikrai buvo labai daug ir daug metų. Tai kadangi buvo ir prancūzų tai kolonija, tai dėl to jie labai kalba prancūziškai visi, nes mokykloje tai yra vos ne antra kalba. Anglų kalba, tai kai tu šneki su libaniečiu, tu nežinai, ne Libanų kalbos, tai tu vis tiek nors 20% suprasi, ką šneka, nes tai įsiterps angliški žodžiai. Tai dėl to mes ir turim tą tokį, kaip pasakyti, tu gali sakyti bonjour, tu gali sakyti merci, nes nėra kitaip, nesako libanietiškai, ačiū, jie sako merci. Tai vat, arba tarkim, ate, see you soon, ten bizu, a bientôt, tokia galima sakyti, kadangi aš pati Prancūzijai dabar gyvenu ir anglų kalbą žinau, tai man tai tampa dar ir timiau, nes ta libaniečių kalba dar labiau supranti, nes tai dvi kalbas tikrai žinai, o trečią išmokysi. Bet ir prancūzų kalba, ne, Roberta, tu kaip ir valdai? Taip. Tokiam... Iš vis turėtų būti labai, kaip ir sakyti, easy, labai lengva įsilieti gal tą. Dabar jau taip, bet buvo tikrai labai sudėtinga, tai yra labai įdomu ir patrauklu, bet labai sudėtinga, dėl to, kad tu pradžiai tu nors ir labai prašai, kad žmonės šnekėtų su tavim angliškai, ne, bet jie vis tiek kalbės savo kalbą. Tai dabar viskas tvarkoja, dabar aš jau pagaunu ir kalbu ir galiu susišnekėti šiek tiek net ir libanietiškai, nes tai yra labai paprasta kalba, palyginus su prancūzų, kai ten prakaitą lieja, kad išmok tą kalbą dėl tarimo, o mes, kadangi lietuviai turim tą tokį, kaip pasakyti, griežčiau šneka, pas mus R yra kažkaip tos raidės labai abėcėlė tokia kaip griežtesnė, nėra pas mus nei nei U, kaip prancūzų kalboje. Tai tenais man daug geriau tarti. Aš tokia kifik, sabacho, mnycha. Ir gaunasi labai paprastai man ištarti ir aš ten daug geriau jaučiuosi. Jo, nes prancūzijoje aš taip... Ir tu taip tyliai šneki, nes tu bijai negerai pasakyti, žinai, o libaniečiai, jie taip, žinai, garsiai šneka, aiškiai, viskas aiškiai ištarta ir man dėl to fainiau ten iš kalbos pusės. Bet ar jau atvažiavusi į Libaną, ar jau tau yra tas jausmas, kad va čia jau yra irgi tavo, sakykime, treti namai, nes vis tiek gyveni Prancūzijoje, esi pati iš Lietuvos, o bet kaip dėl Libano, kaip tu jautiesi pati? Aš labai gerai ten jaučiuosi. Dėl to, kad ten žmonės yra labai draugiški. Ten tu jautiesi visada, kad dėl tavęs visada stengiasi, kad tu rūpi žmonėms, visada kažkaip tavim pasidomi. Jie labai draugiški, labai... welcoming. Svetingi. Taip, svetingi labai. Ir gaunasi, kad man jų kultūra primena mūsų lietuvių kultūrą. Kas ir be ko būtų labai įdomu ir kiti netgi susidomi man tokių sakinių,
kol sakytume, o kaip taip, taigi mums turėtų būti vos ne Europą labiau, ne, panašesnė į mūsų lietuvių kultūrą, bet ne. Pagal tą svetingumą, pagal tą visą netgi vestuvių šventimą, baliaus kažkokio tai renginio, draugų susibūrimo, tai iš tikrųjų panašiau, nes mes irgi tokie draugiški ir labai svetinga šalis esam. Ir mums labai svarbu, man asmeniškai labai svarbu, kad ir mano draugai būtų tokie. Tai mes, kai ten nuvažiuojam, tai aš tikrai labai gerai jaučiuosi ne tik dėl to, kad draugų akiratį, bet net nepažįstamų. Tu eini su kažkuo ten į bariuką, jau susipažįsti, jau ten kažkur rytoj eisi su juo į bičų, gaunasi toks labai, geras jausmas. Paprastas gyvenimas. Dabar jau tikrai jaučiuosi, kad ten yra mano treti namai, nes mes ir turim kur grįžti į tos pačius namus. Taip. Ir gaunasi, kad tai nebetampa mūsų atostogų kryptimi, kur tu kažką iš naujo pažinti nori. Čia toks labiau atvažiavimas, pabuvimas savo giminėm, draugais, atsipalaidavimas. Tai tiek Prancūzija, tiek Lietuva, tiek Libanas, tai tokios mūsų namai. Tai jau jeigu nori kažkur nuvažiuoti, pailsėti ir tikrai patirti kažką jau wow, tai tokio, tai jau reikia išvažiuoti dar kažkur. O dabar Roberta papasakoja apie kaip tu jautiesi Libane ir bendrai apie tą ir vadinkim kažkiek prisilietėm ir prie tos svetingumo kultūros. O sakyk, vis tiek mūsų keliautojams turbūt labai įdomu, kiek trunka apskritai laiko nuskristi iki Libano, tarkim, imkim iš Lietuvos, ir kokia Libane valiuta vyrauja, tokie keliautojams gal aktualiausi klausimai, ne, kad kaip ten dasigauti, vadinkim. Kaip pasiruošti. Kaip pasiruošti. Ir taip, tai gal pradėkim nuo to, kiek laiko trunka iš Lietuvos, tarkim, arba tu iš Lietuvos skrendi dažniausiai, ar iš Prancūzijos? Aš iš Prancūzijos skrendu, tai man patogiau dėl to, kad yra tiesioginis skrydis. Tiesioginis iš Prancūzijos skrydis? Taip, yra tiesioginis skrydis, tai jau trunka 4 valandas berods. Bet jeigu tu nori skristi Turkish Airlines, tai mes skridom tai per Istambulą skridom, tai ilgesnė kelionė trunka dėl to, kad su persėdimu reikia laukti. Bet jeigu taip tiesiog, jeigu paėmus tą tokį atstumą, tai apie 4 valandas mes skrendam iš Lyono. Tai vat, o iš Lietuvos mano žiniomis nėra tiesioginio skrydžio, tai reikia per Istambulą skristi su Turkish Airlines geriausiai turbūt. Ir vėlgi dėl to laukimo prailgsta kelionė, bet iš esmės nėra labai toli, nes jinai yra prie pat Kipro ir Graikijos, toj pačioj linijai. Tai kaip į Graikiją skrendant, ar Kiprą, tai Kipras nuo Libano yra 30 minučių skrydis. Tai iš esmės, kas skrenda į Kiprą, žino. Gali vienu metu aplankyti dvi šalis. Taip. Jeigu būtų tiesioginis skrydis, būtų žymiai paprasčiau, bet turbūt su persėdimu tai tu užtruktų, manau, kad iki kokių 8 valandų. Manau, kad bendrai 7-8 manau su tokiu persėdimu. O dėl valiutos kokia vyrauja? Tai iš esmės galima keliauti su doleriais, bet jie turi lyras tenais ir mes, asmeniškai tai vis laik važiuojam su savo eurais ir mes ten keičiamės. Nes mes tiesiog, mano vyras seka, nes ten, kadangi yra šiek tiek krizė, tai mes sekam būtent valiutų keitimąsi kiekvieną dieną ir žiūrim, kada geriau išsikeisti ir kiek geriau. Jeigu matom, kad, tarkim, pradeda kristi, tai ten mes išsikeičiam daugiau tuo metu, išsikeičiam į dolerius ir tada iš dolerių dar išsikeičiam kartais ir į lyras. Tai nes vienur yra patogiau mokėti lyrom, kitur patogiau mokėti doleriais. Jeigu ten didesnės sumos ir doleriais, pavyzdžiui, viešbučiuose, tai doleriais, bet jeigu tu ten kažkur eini kavos pirkti, tai gerai turėti ir lyras. Tai iš esmės abu. O kalbant apie viešbučius, kadangi užsiminiai, tai šiaip turistai daugiau renkasi viešbučius kaip apgyvendinimo įstaiga ar apartamentus, gal tu šito klausimu gal daugiau žinai, gal vis tiek, kadangi būni dažnai pakankamai, tai gal tenka pasikalbėti ne tik su vietiniais, bet gal ir su keliaujančiais turistais. Iš esmės, tai kadangi mes būnam visą laiką Batrun miestelyje, tai yra šiek tiek sudėtingiau dėl tų viešbučių atsakyti, nes ten tikrai renkasi daugiau kažkokius butus kaip Airbnb nuomoti, nes ten yra vadinami šalė, tokie kaip namukai, palei jūrą, kažkokie tokie, netgi yra pačiam pliaže ten tokie namukai mediniai, nes viešbučiai būtent Batrun miestelyje, tai ten yra vienas vadinasi Stefano, tai jis yra vienas geriausias, galiu pasakyti, nes jie dabar ir renovavo ir dar naujus padalinius pasistatė, tai ten yra ir baseinai, ir vaikams, ir visko yra,
bet iš esmės jaunos poros, tokios gal labiau keliaujančios po šalį, nenorėdami prisirišti prie tų viešbučių, tai jie renkasi apartamentus, bet iš esmės, jeigu paėmut globaliai visą Libaną, tai yra tikrai labai daug gražių viešbučių ir žinomų viešbučių, ir tie pačių Radissonų, ir Hiltonų ten ir taip toliau. Tiesiog to lokacija gal yra, jeigu tu tikrai nori viešbutį pabūti ir pasimėgoti viešbučio visais privalumais, bet nekeliauti, tarkim, dėl to, kad ta pati, galbūt pasiėmus mašiną visur viską gali daryti, bet būdamas turistas, tai aplinka bus tokia gal tikrai ne libanietiška, galėčiau pasakyti, ne ta, kur norėčiau aš, kad pamatytų turistas. Nepajausi tos kultūros būdama viešbutyje, aš kaip suprantu, ne? Jo, nes viešbučio tokios vietos, jos yra ne prie tokių fainų miestelių. Tarkim, yra mūsų Batrun fainas miestelis, mes jį skaitom ir visi skaito pačių fainiausių miestelių. Ir yra toks Baži Biblos irgi. Jis yra irgi labai nuostabus dėl to, kad ten yra ir visokie laiveliai, tokie jūriniai tokie miesteliai, žinai, ir jie primena tokie ir Graikiją tuo pačiu. Iš tikrųjų, Graikija man asmeniškai primena ir tie senamiesčiai iš tokių akmeninių, iš smėlio padarytų plytų, gėlės kažkokios, toks visiškai kitoks vaibas, o tie viešbučiai tokie didesni, tai jie arba kalnuose kažkur, arba kažkokiu tokio jau tolėliau pastatyti, ne, tai reikėtų tiesiog pavažiuoti iki tam tikros vietos. Jeigu tu nori tokio gyvenimo pamatyti, gyvenimo, kai ryte išeini kavos išgerti, po to eini į pliažą, tada nueini paplaukioti ant SUP vadinamo, tai stand-up paddle irklentės tos, ne, tada ten varai kažkur žuvytės pavalgyti, tada pasidegini, tada varai tenisą pažaisti, ar ten kažką, žodžiu, gaunasi toks gyvenimas pastute visur. O dar labai įdomu irgi, kaip tarptų viešbučių gal irgi žinosi, nes ir keliautojams, manau, irgi bus aktualu dėl maitinimo paketų. Ar ten labiau populiaru tie pusryčiai vakarienė, o gal kai kurie viešbučiai ir viskas įskaičiuota teikia, ar nelabai čia Libane toks? Matai, aš neturiu tokios patirties, kad nebuvau tose viešbučiuose. Tai tarkim tame Batrun miestelėje Stefano viešbutis, jisai netgi neteikia pusryčių, kaip į paketą įskaičiuotą, tu tiesiog nuomojasi kambarius. Tai jie turi, tu gali papildai susimokėti, bet esmė tame, kad geriau tiesiog eit kur nors skaniai pavalgyti. Kad vietinio maisto. Jo, ir tokių tikrai vietų fainų, ir ten netoli ten nueiti 5 minutės nuo to viešbučio, tai tiesiog yra, mes asmeniškai rekomenduotumėm šitą dalyką, bet yra tie viešbučiai, kur jau tikrai linkę priimti tuos visus savo keliautojus ir manau, ir all inclusive būtų, ir pusryčiai, ir vakarienės, bet čia jau kalbėtumėm apie tuos garsiuosius viešbučius, didžiuosius viešbučius. Tinklinius viešbučius, jo. O sakyk, Roberta, dar klausimas, kadangi sakai, kad vis tiek yra patogiau, gal ir smagiau gyventi ne viešbučiuose, o apartamentuose arba nežinau, hosteliuose, ne, jeigu nori žmonės sutaupyti, tai ir kadangi kurie nori pakeliauti aplink šalį, tai sakyk, kaip tas keliavimas vyksta, ar yra paprasta nuomotis mašiną išsinuomoti, kuria pusė yra eismas, ar mūsų lietuviai, kaip sakyt, neišsigastų to judėjimo, nes tikrai turi ir mes, ne, palyginti su kokiam šalim, kur būna kaip kokiam Bali, kur tu ten prasikeisi, kol nuvažiuosi 5 kilometrus, tai kaip yra Libane, ar ten yra labai paprasta, europietiška, ar vis tik tai reikėtų pasisaugoti? Aš iš tikrųjų vairavau vieną kartą. Ir taip Batrun miestelį. Išbandėjau. Jo. Bet eismas tai viskas tvarkoja, kaip mes ir važiuojam dešiniai pusiai. Bet kaip pasakyti, tai yra dalinai ir jie vairuoja dalinai kaip ir europiečiai, bet be taisyklių. Yra taisyklės, bet geriau be taisyklių vairuoti, nes jeigu tu taisyklių laikysis, tai tada tu tikrai galbūt ten ir nenuvažiuosi kur nors. Tai, žodžiu, jie turi tą savotišką vairavimą. Ypatingai ten mieste, tarkim, Beirute, pačioj sostiniai, tai ten yra vis tiek šviesoforai, visi tie keliai dideli, toks jau didmiestis, tikrai galima drąsiai vairuoti, ten galbūt bus tokių, kurie ten greičiau pavairuos, ne? Bet, tarkim, jeigu mes kalbame apie mūsų miestelį Batrun, tai tarkim yra sankryža, ne, kai reikia ten praleisti iš dešinės pusės, ne, ten kažką, ir kas važiuoja iš kairės pusės, tai ten nėra tokio, ta prasme, tu tiesiog visi važiuoja į centrą ir tada, tipo, bando išvažiuoti. Tai yra dalykai, kur reikia priprasti vis tiek. Reikia priprasti, jo. Nes jeigu, man vis laik sako vyras, jeigu tu pagal taisyklės vairuosi,
tai nenuvažiuosi. Tai žodžiu, Roberta, tu pėsčiom ten visur vaikštai, niekaip Ne, mane vežioja. Tai labai pasisekė. Jo, aš sakau, tai tu važiuok, aš tik sakau, dar ne, dar aš bijau, nes mano, pavyzdžiui, draugė, jinai yra libanietė, bet jinai gimus yra Prancūzijai ir jinai ten gyvena, žodžiu, jogą užsiminėja ir jinai sako, aš jau ten nežinau, kiek metų gyvenu ir aš niekaip negaliu priprasti prie vairavimo, nes kai tu esi jau iš Europos atvažiavęs tom taisyklėm, kad ten jau ten viskas taip ir anaip, tai tam žmogui tikrai sudėtinga, bet savotiška, tai žodžiu. Nežinau, kaip atsakyti šitą klausimą teisingai, bet tikrai nėra kaip Europoje, tikrai ne. Žodžiu, jeigu nebijai, sėsk ir važiuok. Jo, bet iš tikrųjų dabar buvom Paryžiai ir stovėjom prie Champs-Élysées, tiesiog laukiam taksi ir mes tiesiog su vyru stovėjom ir galvojom, mes tikrai gyvenime nenorėtumėm dabar būti čia ir vairuoti, nes ten tas pats kaip Libane. Tai žinokit, nežinau kartais, kur geriau. O dar dėl keliavimo irgi vis tiek yra ir daug vienų moterų, kurios mėgsta keliauti. Ar Libanas būtų ta kryptis, kur moteris galėtų jausti saugiai viena? Jeigu esi šviesiaplaukė, gal ir ne. Labai jau mėgsta, ne? Valiečiai šviesiaplaukė. Žodžiu, impanas tik tai su vyrais. Jo. Ne, iš tikrųjų, žinot, kaip yra man. Aš kadangi esu visą laiką savo vyru ir savo vyro draugais ir tikrai esu tik toj pusėje, kur yra katalikai ir kur yra tokie žmonės, kurie tikrai mane saugo ir netgi nepažįstami, tai aš tikrai jaučiuosi saugiau nei Prancūzijai. Dėl to, kad aš tikrai žinau ir jisai žino, kad jeigu aš eisiu gatve viena, tai ta prasme žmonės, jeigu kažkas ir atsitiktų, kas niekada gyvenime nėra buvo, tai jie man padės ir jie, ta prasme, šoks ir darys, kad tik tą moterį, išgelbėt. Kas liečia Prancūziją, tu gali stotelį stovėti vakare ir jeigu kažkas netgi ir atsitiks tau, žmogus tiesiog nuleis akis ir aš nieko nematau, čia ne mano, čia aš nieko nežinau. Tai gaunasi, kad tu tą žinodamas, nes ten yra labai vyriški vyrai ir tas tokia vienas už kitą tikrai laiko užnugarį kovojo, tai tame aš tikrai jaučiuosi, aš visada ten saugiau jaučiuosi nei Prancūzija, kas yra, keista, ne? Tai va, o keliauti viena, jeigu tu keliausi tikrai į tokias nesaugesnės vietas, kurios tikrai ten yra, tai manau, kad negerai yra, bet jeigu tu tikrai važiuosi, tarkim, į Beirutą, į sostinę, pasiimsi taksą, važiuosi kažkur į tą pusę, kur yra tikrai katalikų zona, tikrai gali drąsiai važiuoti vienas. Tikrai. Žodžiu, Laura, aš jau žinau, mūsų kitas podcastas ir apie Prancūziją. Taip, apie tą patį pagalvoju. Irgi susižinosim naujų dalykėlių. Jo, aš dar grįžtam prie tos kultūros. Vis tiek, kaip suprantu, ten vyrauja toks miksas kultūrų. Tai visgi ar pavyko libaniečiams, vietiniams gyventojams išsaugoti savo kultūrą? Taip, tikrai, jų kultūra, jie tokie turi savo kultūrą ir nežinau, kiek jums tekę yra valgyti libanietiško maisto, tai jis visur yra. Iš esmės, netgi tas pats Kipras, jų maistas yra pusiau toks libanietiškas. Mačiau šiaip labai nemažai restoranų, beje, kai buvau Šiaurės Kipre, netgi tam pačiam, netgi, man atrodo, pietiniam. Jo, pietiniam ir aš pietiniam mačiau, tikrai, bet Šiaurės Kipre, man atrodo, irgi. Bet, žinai, kadangi daug kur keliavus, tai jau pamiršau, bet šiaip nemažai. Mes netgi irgi su vyru, kai keliavom, tai sakom, žiūrėk, reikia, žinai, pasižiūrėti Libanas, tai kažkaip labai net įdomu, nes mum akiai nematyta kaip ir, bet jo, tai dėl to tu labai atkreipi dėmesį. Taip, net ir Lietuvoje yra buvęs atsidaręs libaniečių, man atrodo, restoranas Vilniaus gatvėje, nežinau, kaip jam ten sekėsi, bet esmė tame, kad libaniečių apskritai pasaulyje yra žiauriai daug. Jų yra, ta prasme, vien Brazilijoje ten milijonai, ta prasme, tai apskritai tikrai libaniečių yra labai daug ir Prancūzijai, Paryžiui ten netgi yra vienas šefas atsidaręs visoje gatvėje, atsidaręs kelis restoranus, vieną tokią užeigėlę, tada ten vien tik tais daro, žodžiu, raulina ten tuos, kaip jie vadinasi, šavarna, man atrodo, vadinasi, toks, tai mėsytė, kur į tą visą jų duoną, su bulvytėm, su humusu, žodžiu, toks miksuotas, tada ten yra kitas restoranas, tada kitas yra saldžiųjų, žodžiu, tikrai libaniečiai visur turi savo ten irgi ir gatves, ir kvartalus, ir verslingi žmonės. Jo, jie verslingi, bet ir jų maistas, tie, kas keliauja ir tie, kas labiau užsieniečiai,
jie tikrai žinos, kai jau pasakai libaniečių virtuvė, libaniečių virtuvė. Mano dabar draugė Dubaje gyvena, tai jie ten kiekvieną savaitę vaikšto būtent libaniečių valgyti maistą, nes, sakė, žiauriai skanu, nes, nėra turbūt žmonių tokių, kuriem nepatiktų, nes ten yra mėsa, humusas, labnė, žuvis, tada ten, žodžiu, tokie visi tokie maistai, tokie ingredientai, kur tiesiog atrodo... Valgai ir nestorėjai. Valgai ir nestorėjai. Duonos turėsi nevalgyti. Ir, ta bulvė jų, tai irgi. Aš ten... Tobula. Jie savo daro, jie ten, tarkim, namuose, ne. Tai tos fri bulvytės, jos tokios, ir aš, kai ten nuvažiuoju, šiaip jų nevalgau ir, nėra tokio poreikio. Nei pas mus ten šeimoje kažkas jas valgydavo, bet kai aš ten nuvažiuoju, aš jau sakau, prašau, tu mane stabdyk, aš negaliu, atsigriebi už visą tą laiką. Jo, tikrai labai skanu. O Roberta dabar taip papasako apie tą maistą, taip seilės susikopė tik tai, nes aš be pietų šiandien. Ir taip galvoju paklausti tavęs, tai visgi koks tas maistas yra tau skaniausias Libane? Gal, ką tu labiausiai mėgsti? Aš tai mėgstu tą, jų, ką dažniausiai valgom, tai tabulė ir fatuš, tai yra dviejos tos populiariausios tradicinės salotos. Tai fatuš ir tabulė. Tai žodžiu, visą laiką būna ant stalo pas mus, kai mes valgom pietus. Tai yra žuvis, jinai yra aliejų iškepta arba ten ant griliaus. Tai mes dažniausiai būnam tokios mažos žuvytės. Tai mūsų dėdė būna kartais tiesiog nueina pažvejoja mums pietum tų žuvyčių. Jau per tobulais kalba. Tada močiutės ten visos iškepa mums tų, tada bulvių padaro, humusą savo padaro, tada, žodžiu, tokį iš baklažanų, irgi tokį kaip mūsų vadinamą užtepėlę, bet irgi ten, žodžiu, valgai viską į tą duoną jų tradicinę, kaip tokį, kaip mūsų lavašas, bet, jinai ne pita, jinai tokia kaip labiau kaip lavašas. Tai va, realiai, kas yra, tai ką valgo jie, ką aš mėgstu, tai šitą, ta prasme, salotas, humusas, žuvytė, bulvės ir tiek. Tai va toks mano mėgstamiausias. Ir labnė aš labai mėgstu, o labnė tai čia yra kaip mūsų būtų ne grietinė, ne jogurtas, jisai atrodo kaip grietinė, bet jisai yra netoks riebus, jisai yra pakankamai tirštas, toksai. Tai mes tiesiog valgom, būna ryte tiesiog agurkus, pomidorus, jie mėgsta tokį lėkštę pastiryti agurkai, pomidorai, netgi būna ne tik, kad salotų lapai atskirai, tiesiog salotų lapai tokie vientisi. Jie ilgesni ir tada tu būni įsidedi savo, pavyzdžiui, ant to lapo ir salotų agurką, tą labnę įsidedi. Tiesiog, taip kažkaip valgai daugiau taip... Niekas nesistengia tau ten paduoti ant lėkštės, kad jau tik įsidėk ir valgyk, tu biškit tu pats padirbė, ne, kad pavalgyt, nes susisuki kažką ten, ne. Tai labiau gal tą kultūrą dalinimosi maistu ten vyrauja, kad visi tiesiog iškart pasidaro. Pasidaro, tu įsidedi to ir kaip nori, gali su duona tą humusą imti, gali su agurku, gali kaip nori, žinai, tai maždaug taip valgai. Bet gal restoranuose gal irgi tada vyrauja ta tokia tendencija labiau mažiau to a la carte meniu pasirinkimo, daugiau yra šėrinimosi tokio, snacksų. Taip, mes visą laiką, kai einam kažkur pavalgyti, tai mes jeigu hebra, tai mes taip, tai to, ten halumi, ir mes tokį stalą pasidarom ir tada tokį maždaug ir tada visi valgo visai. Dėliojate savo. Jo, nėra tokio, kad tu patiekalą savo pasiėmi, žinai, realiai vis laik šėrinimasis, būna ir pusryčiam tas pats. Bet pas juos tokie labiau vegetariški labiau populiarūs patikalai, ne mėsiški. Iš tikrųjų, tai kai aš paklausiau savo vyro šeimos apie mėsą, tai jie vyresni, tai jie valgo sekmadieniais mėsą, o šiaip jie valgo vegetariškai labiau. Tai ten pupelės kažkokios, tai žirneliai ten, tai tokie visi tokie kažkokie, šiaip jie eina į kalnus kažkokius, tai kas man labiausiai patiko, tai kad ten viskas taip natūraliai, tarkim, ne visi, bet jo šeima, tai ten, tarkim, eina kažkur į kalnus, žino, kad ten tam kalne yra to žolelės, tada jie atsineša tą žolelės, išmeta, pradeda jas ten džiovinti, tada iš to džiovinimo padaro kažkokius prieskonius, muilas, irgi iš savo alyvmedžių daro, iš alyvuogių daro muilus natūraliai. Tai tokių dalykų, kur mes jau pamiršėme, mes perkamės viską, ta prasme, bananai, ne, bananus turi savo kiaušinius, pas kaimynas agurkus atneša, ten važiuoja koks nors autobusiukas kiekvieną rytą duoną atneša namo. Tai tokie, žinai, kur mes Europo, mes einam link to atgal, mes lyg į priekį einam, lyg su bio, ne, einam ten po visus tos bio parduotuvėlės, kad sveikiau būtų, o ten taip
viskas yra. Natūraliai viskas. Natūraliai. Bet Jo. labai viskas skamba labai organiškai. Jo, organiškai labai. Taip, ta prasme, natūraliai ir atrodo, kad kaip ir tu sakai, ne, kad mes lyg ir to siekiame, už tai mokame labai daug pinigų, realiai, ne, už tą natūralų sveiką maistą, nors Libane tai tiesiog viskas auga ir jie kitaip gal ir net neįsivaizduoja to tokio gyvenimo, apart kaip sveikai maitintis. Tai iš tikrųjų labai faina, labai gražu. Bet man dar tas labai irgi, kad netgi iš to paties maisto labai jaučiasi tas jų bendruomeniškumas. Mhm. Taip, visi, kad net, taip, vat, sakai, taip. va, Maistas, dalinasi mhm. visi, vat, Taip, kas maistas turi. realiai suburia. Tai taip yra, pavyzdžiui, Prancūzijai irgi maistas yra apie pasikalbėjimus, apie susibūrimus, jie valgo, jie irgi kalba apie maistą, nes pas juos irgi yra labai maistų daug ten apie rakletą, ne žiemos metu, tai ten irgi tas aparačiukas, ten tu dedi tą raklet sūrį, po to ten mėsytę, po to salotą ir visi kažką, ir tuo metu visus tos 4 valandas tu sėdi, valgai, šneki, kalbi apie maistą ir gaunasi, kad nu, pas mus atvirkščiai, pas mus yra pašnekėsim, kaip pavalgysim. Taip. Nu, tai kaip tu ten sekasi, žinai. Nesatauš, nes maistas atauš. Valgyk, nešnekėk pilną burną. Tai aš buvau sutikus tokia prancūzė, nes sako, aš atvažiuoju į Lietuvą, nes jinai su lietuviu. Žodžiu, labas Romai. Jeigu klausai. Jo, tai žodžiu, tai jinai sako, atvažiuoju aš į Lietuvą ir man sako po to jo mama, sako, va, kodėl tu tokia kuda? Nes tu visą laiką šneki, mes jau visi pavalgė seniai, o tu dar šneki ir dar tau pilna lėkštė. Jis sako, aš pripratu šnekėt, kai valgau. Tai žodžiu, tai jis sako, taip ir pas tave šeimoje, taip, sako, taip. Labai smagiai, o šiaip, vis tiek, jau kaip suprantu, čia vis tiek irgi yra tam tikra tradicija, o kokių dar tradicijų laikosi vietiniai gyventojai? Maisto prasme ar šiaip bendrai? Šiaip, jo, gal yra kažkokių tokių kaip, nežinau, ką vietiniai labai mėgsta. Žinau, kad tikrai labai gražus saulėlydžiai pas jūs, ne? Jo. Tai nežinau, gal kažkas susijęs su tuo, nu kažką tokio, vat, įdomesnio, ko gal kitur nematėjai. Arba ką galėtų patys irgi keliautojai išbandyti atvykę irgi į šalį. Iš tikrųjų, tai dėl maisto dar norėjau pasakyti, kas man buvo įdomu labai, ko aš tikrai neragavau. Tai jie turi tokį dalyką kaip žalią raw meat rytais. Jie turi kaip žalią mėsą, jie gali valgyti ryte. Arba žalią žuvį tokią, tik ką, tarkim, yra draugas, kuris varo padaivint ir atneša tokį, sugauna rankomis, bet to rankomis sugauna ko nors tokio, ką galima valgyti iš karto ir tiesiog valgo. Tai va tokie dalykai yra, kur labai keista man buvo. Ir ta žalia mėsa, nu tokia, kaip sakyt, ne žalia, jinai kaip raw. Jo, suprantu, jo. Žodžiu, termiškai neapdorota. Termiškai neapdorota, taip. O kas įdomu ir kas tokio neįprasto ir kur aš tikrai niekada nemačiau, tai yra restoranai, kavinės, kai tu sėdi pliaže ir vandenyje kojos tavo. Tai yra piedulu, prancūziškai vadinasi, kai tu tiesiog sėdi, tau atneša maistą, o tu dar tarkim šilta, karšta arba ten saulėlydis, ne, ir tu sėdi, stalas, ir tu tiesiog vandenį sėdi ir valgai. Tai pliaže tam pačiam, kur mes per pietus deginomės. Tai va tas yra toksai biški, gal kai kuriuose šalyse daug dar jau yra tokių įstatyminių, kad ten čia pliažas, čia valstybės, čia o ten toks labai, atrodo, čia mūsų miestelis, čia žmonių krantas. Ta prasme, tai žmonės ten ateina ir jie ten ant akmenų deginasi, sėdi ant kėdžių vandenį. Nu, žodžiu, toks labai jaučiasi, kad tai nėra krantas kažkoksai tai kažkieno ten valstybės ir viešbučio, o tai yra krantas mūsų visų žmonių ir mes ten esame kaip šeima. Vat gal tokio tai aš niekur nesu mačius ir gal ir patys po savim šiukšlės susirenka, labai rūpinasi savo miesteliu, labai rūpinasi savo šalimi, labai rūpinasi, kad vandenį būtų viskas, jie patys ten bendruomeniškai susirenka valyti tos krantus ir vandenį. Labai daug yra rūpesčios savo šalimi, žodžiu.
Tai tikriausiai ir miesteliai yra taip, kad gal visi vieni kitus plius minus Pažįsta. Oi, tikrai, tai ten yra maždaug taip. Tai čia mano pusbrolio pusseserės pusbrolis ten. Ir gaunasi ten taip. Ir ten yra, pavyzdžiui, mano vyro pavardė. Tai ten, jeigu, tarkim, netgi buvo mano draugė, sako, žinok, pas mane atvažiavo tokia masažo libanietė. Sako, tai man pavardę pasakyk. Jis sako, tai bet tai nežinos turbūt. Aš sakau, nes jinai iš Batrūno. Aš tokia sakau, tai pasakyk, tikrai žinos. Pasakė pavardę vyrui. Ai, tai žinau, bet aš su juo niekada nebendrau. Ir gaunasi, nes jie pavardė yra, vos ne visa gatvė yra tos pačios pavardės, nes jie biški kvartalais gyvena šeimoje. Ten mūsų irgi ten gatvė yra, tai ten Badavai gatvė, žinai. Ir gaunasi, kad ten yra visi pusbrolių pusseserės, sesių pusseserės ir visi yra vat kvartale gyvena ir dėl to ten tie patys ir vaikai antrą aukštą, pavyzdžiui, susitokė, pasidaro savo virš tėvų aukštą, virš jų padaro kitą aukštą ir dėl to jie labai dar iki šiol gyvena bendruomenėm, šeimom ir tas buvimas su seneliais, tetom, tai yra must dalykas savaitgaliais, kavos išgerimas. Jų ir šeimos tokios, ne, yra didesnės. Jo, tikrai didesnės, 5 vaikai ten. Dabar jau minimum ar... Čia jau kaip minimum, nes, pavyzdžiui, mano vyro močiutė, tai turėjo 10 vaikų, o jos sesuo 17. Tai dabar tą praleisti reikia, taip. Bet dabar tikrai ne. Dabar 2-3 kažkur, tai kiek vat, mūsų jaunų porų draugų yra, tai 3 max. Bet gal vat ir jauni žmonės labiau išvažiuoja į, vat, kaip ir minėjai, Prancūziją, ar vis tiek lieka Libane? Taip. Iš tikrųjų išvažiuoja tik dėl to, kad yra situacija negera. Jau kuris laikas, tai yra tokie, kaip pasakyti, žmonės praradę darbus yra ir taip toliau, šiaip dėl studijų, labai daug kas studijuoja atvažiuoja į Prancūziją, dėl to, kad jie žino prancūzų kalbą, tai tikrai labai daug yra mūsų pažįstamų, kurie turi pasibaigę būtent magistrus arba doktorantūras. Tai va, tai yra dėstytojai ir taip toliau. Yra taip pat išvažiuojančių ir ne tik į Prancūziją, bet labai daug visur. Ir šiaip Kanadoje labai daug yra ir Brazilijoje, kiek aš žinau. Labai mėgsta tenais būti libaniečiai. O mūsų akiratyje tai iš tikrųjų priverstinai labiau gal išvažiuoja. Tas pačius Katar ar ten Dubajus išvažiuoja tiesiog šeimai padėti išgyventi, tai dirbti. Tai čia realiai dėl tos visos didžiosios krizės tokia situacija susiklostė. Jo, ir ne tik dabar, šiaip kurį laiką, jie šiaip gyvena kažkiek laiko karuose. Ir dėl to pas juos ir yra, galbūt tais laikais kažkada vyko, nes su Irutė ten tėtis išvažiavo ir liko ir pradėjo matyti, kad ten gal geriau užsidirbti ir pradėjo siūsti pinigus, tarkim, jo šeimai. Tai tikrai yra daug išvažiuojančių iš ten, nes Libanas žiauriai mažas, jis yra... Tai, man atrodo, Lietuva pagal visą plotą yra didesnis nei Libanas, tik tais gyventojų skaičiumi tas pats, kaip Lietuva, bet ir labai labai mažytis Libanas. O libaniečių, jeigu jie visi sakė kažkada, taip kažkas sakė, kad jeigu visi libaniečiai norėtų grįžti į Libaną, jie netilptų ten. Jo, tai jų yra labai daug, bet jie yra, kadangi visą laiką karai vyko ir visą laiką kažkokios suirutės ten politinės, tai ten jie visą laiką išvažiuoja. Bet jie visą laiką grįžta. Nes ten iš tikrųjų, ten visko yra, ko reikia žmogui, dėl to, kad, žiūrėkit, yra kalnai, žiemos metu ten yra sniegas, tu gali daryti skiing, ta prasme, tu tikrai gali varyti ir daryti savo žiemos atostogas, yra visokių šalia su raudonu vynu, prancūziška kultūra, čia vėlgi jau reiškiasi. Tada tuo pačiu metu tu žiemą gali nusileisti į pliažą ir gali pasideginti. Tada, nes ten yra tikrai labai žalia. Tai vat, apie tą, ką galėčiau pasakyti apie Libaną, tai ten nėra, kad ten mes važiuojame į Eifelio bokštą pasižiūrėti ar kažką. Tu tiesiog yra gamta, ten yra ežerai, ten yra kalnai, ten yra jūra, ten yra ir smėlėti pliažai, ir akmenuoti pliažai. Ta prasme, ten yra gamta tikrai labai labai gausi ir tokia... įdomi, įvairi ir ten visko gali rasti. O kas, Roberta, tau asmeniškai, tarkim, labiausiai patinkantis, nežinau, spotas, ne, kažkokia vieta, kur, tarkim, tikrai tu pasiūlytum netgi mūsų keliautams būtinai apsilankyti. Gal kokį ar 5-tuką, ar 3-tuką, arba tą number 1, ne, sakytum, tikrai šita vieta verta labai didelio dėmesio, tarkim, kad mūsų klausytojai tiesiog galėtų gal netgi pasižymėti. Nu, tu čia užklausai. Su pavadinimis nedraugauju.
Gerai, tai Nieko. Batrūn tikrai jau 10 kartų išgirdo iš manęs, tai tiesiog ten nuvažiavus. Pačiam Batrūne gal yra Gerai. kažkokių tokių Tai vat vietų. Basa, tai čia yra pagrindinė mūsų tokia spotas saulėlydžiam, apie saulėlydžius, jeigu kalbam. Basa, tai čia yra visi varo ir beirutiečiai, ir visi iš Biblos atvažiuoja saulėlydžio žiūrėti. Ten, žodžiu, ten tame Baso ir yra restoranai, vat, kur gali varyti vandenyje, nebūti, valgyti. Ir ten gražiausi man asmeniškai saulėlydžiai yra. Bet tai irgi priklauso nuo laiko, nes jeigu būsi ten kokį kovą, vasarį, galbūt saulė dar net nelabai rodysis tenais. Dažniausiai mes būnam birželį, tai va ten tikrai būna gražiausi saulėlydžiai, kai dangus visiškai skaidrus ir žodžiu, jis susilieja į jūrą. Tai va, o kas dar Batrūne yra, dabar toks man tin. O tu pasakojai, kad yra kultūra ir to vyno, ne? Tai gal yra kažkokie vynogynai? Taip. Tai va, tai yra tikrai labai daug vynogynų, labai skanus vynas pas juos yra. Aš esu pirmą kartą, kai važiavau tenais ir čia COVID laikais ir užstrigom 6 mėnesiam, tai aš ten tiesiog labai daug vyno gėriau. Tai tu pusę metų dar gyvenai Libane. Taip, pusę metų gyvenau, toksai vadinasi 7-tukas, baltas vynas iš įsiminus, jisai mano yra favoritas. Tai va, tai yra kalnuose ne vieni vynogynai, šeimos verslai ir taip toliau, tai ten netoli Batrūno, gal 20 minučių nuo Batrūno pavažiavus, tai ten, žodžiu, yra ir vynogynai patys, ir yra, kur gali savo užsakyti ir pietų, yra sekmadieniais netgi tokie kaip švediškas stalas, tai va, ten labai gražus vaizdai, tokie kaip tikrai, va, nuvažiavus Prancūzijoje, galiu pasakyti, ta prasme, tikrai vaizdai vynogyno tikro žalio, žiauri žalio ir kalnai ir tas pas vynogyno restoranas, jis yra toksai autentiškas, žodžiu, tai tikrai siūlyčiau nuvažiuoti ir pajausti visai kitokį jausmą nei pliaže, nes ir žmonės kitokie, ir oras kitoks, nes toks gaivesnis ir karšta labai. Tai va. O man iš tikrųjų dar vieną kartą, kai važiavom į Bet Dūmą, tai čia yra irgi kalnuose ir ten yra toksai kaip butikinis viešbutukas. Bet vėlgi, jeigu tu norėtum ten gyventi, tai reikėtų važinėti, ne? Bet ten yra antiek viskas autentiška, tu ateini ir ten visų pirma autentiškai gamina maistą, tokie autentiškai virtuvėliai ir ten viskas, kas mėgsta autentiką ir tą visą ekologinį tokį gyvenimo būdą, nes ten netgi pati virtuvėlė, viskas yra, jie turi savo daržą, jie viską daro tau ten, žodžiu, ir tos pačius pomidorus, ir agurkus, ir viską iš savo daržo. Pardavė. Tai aš savo vyru, vieną kartą, kai mes nuvažiavom ten su savo chebra valgyti, aš tiesiog įsimylėjau, aš ten tokią gerą aurą jaučiau ir aš kitą kartą paprašiau kitais metais ten nuvažiuoti ir jie sakė, kad jie nebepriima būtent šiaip iš lauko žmonių pavalgyti, jie tik tais vietės, kas nuomojasi ten miegoti. Tai mes tada jau po vestuvių mums gavom dovanų, kad mes ten galėtumėm jau tą kambarį, nes tikrai kambariai nepigus. Tai mes turėjom savo tą miegamąjį kaip Italijai, ta prasme, atidarai langus, ten kalnai, balkone vynogės auga. Ir tiesiog šampūnai kažkokie organiniai, būtent iš jų cedar yra jų tradicinis medis. Jų netgi vėliava yra su cedar medžiu. Tai būtent iš to cedar medžio ten visokie muiliukai, šampuniukai. Tai viskas yra taip, aš kai grįžtu į Prancūziją ir į Lietuvą, aš galvoju, kad aš tiesiog kokį Head and Shoulders vyro pamatau. Galvoju, po vietinių natūralių dalykėlių. Kur mano cedar, tai mes atsivežam. Jo, ir aliejų atsivežam, ir muilus atsivežam, tai mes iki šiol dar turim mano vyras vis laik ten savo kūną, žodžiu, tais organiniais šaueriais plauna, tai žodžiu, jo, tai tas man labai patinka šitie dalykai tenais, nes jų yra labai daug ir tu nereikia jų ieškoti, ta prasme, tikrai gali rasti drąsiai visur jų. Vis dar negaliu patikėti, kad Libanas tokia maža šalis, o turi tiek visko daug ir yra tokia, wow, unikali, žiauriai, geras. Tikrai unikali ir kartais atrodo, noris ir savo pasilaikyti tą dalyką, dėl to, kad šiaip žmonės nelabai gal patiki, nes mes gal Lietuvoje šiek tiek bijom, ne, tos pusės ir gal daugiau kaip pašneku su draugais, gal jie labiau patiki tuo, ką sakau, bet iš esmės, jo, tu tikrai
man visada noris ten grįžti. Aš netgi dabar, aš net ilgiuosi per metus, labai ilgiuosi to buvimo ten, nes aš ten jaučiuosi labai laiminga. Ir mano visos tos nerimai ar kokios tavo ten problemos būna, jos labai išsisklaido tik dėl to, kad ten yra labai pozityvu. Žmonės ten gyvena nuolatos problemose. Ir tu pamatydamas, kaip jie dylina su tom problemom, tu supranti, kad tu to turi tiesiog mokintis, nes jie šypsosi, jie gyvena, jie nežino, kas bus rytoj, bet jie tiesiog mėgaujasi. Ir tu tuo labai kažkaip pasikrauni ir to reikia, nes tai yra turbūt jų išgyvenimas, vat galėčiau pasakyti, nes tiek išgyvent karų, tiek išgyvent suiručių ir prarasti tiek, kiek jie prarado, manau, kad tai yra labai labai stipri šalis. Jo, tai va. O kaip dėl turistų srauto, ar pasijaučia tas didesnis, ar kol kas dar tokia jinai unikali, kad mažai tų ir turistų, ir kai atvažiuoja, pavyzdžiui, kas nors naujas, tai labai fainai, nes dar tos neišturistintos vietos. Labai daug turistų, bet kadangi ir libaniečių labai daug. Bet turistų labai daug prancūzų. Tikrai. Laura, netokio atsakymą tikėjausi. Tikrai labai daug turistų, tik dėl to, kad ten, kadangi prancūzai visur važinės ta, kur yra prancūzų kalba. Tai jie visur važiuos, kur susišnekėt galės, nes jie angliškai nešneka. Tai va, o šiaip, pavyzdžiui, mes važiuojam Liepa ir rugpjūtis yra didžiausi turistų srautai tenais, nes patys labai daug amerikiečių, libaniečių atvažiuoja, brazilai, amerikiečiai, visi libaniečiai, žodžiu, ta pusė atvažiuoja vis tai Libaną mėnesiais, ten leidžia laiką. Tai vat, iš tikrųjų, kiek aš žinau, tai labai daug turistų, vat, būtent pačių libaniečių, gyvenančių užsienyje. Bet tikrai, aš pagyvenus Prancūzijoje, kiek aš dabar Lietuvoje susiduriu visą laiką, kas tas Libanas, kur čia yra, o ten, kai pasakai Libanas, tai aš žinau, patys geriausi žmonės, pats skaniausias maistas, žinai, tikrai žino Europoje tą Libaną ir tikrai keliauja, ir tikrai aš ir rusų matau labai daug, bent jau anksčiau matydavau labai daug keliaujančių, tikrai matau užsieniečių, nėra, kad nėra. Ir Dubajus, šiaip Libanas skaitosi iš anksčiau arabų šalių Šveicarija. Todėl visas šiaip arabų šalis ten ir važiuoja visada. Dėl to, kad ten yra viskas labai europietiška, maistas, tu gali moteris jaučiasi labai laisvai, tu gali tikrai drąsiai būti su paprastu maudimuku, bikiniu, vaikščioti visur, kur nori, kaip nori ir kada nori. Ir moteris labai gražios ir puošnios ir tikrai rengiasi nerealiai gražiai ir tai vat jie ir mėgsta atvažiuoti būtent į Libaną, nes ten tiesiog laisvė. O tu sakei, kad rugpjūtį daugiausiai turistų, ne? Rugpjūtį Liepą. Ja. Tai yra tas sezoniškumas, kada vis tik tai, tarkim, geriausias laikotarpis, kada vykti į tą Libaną. Gal ne tada, kada daugiausiai turistų, bet kada yra pakankamai šilta, gera, bet vis tiek bus viskas atidaryta ir tas oras bus fainas. Kaip tarkim, pavyzdžiui, Lietuvoje yra sezoniškumas žiemą, tu kaip ir nepasimaudysi, ne? Bet vat, pas mus gegužės prasideda, kaip Libane. Ir šiaip ar žiemą kažką yra ten veikti, jeigu važiuot kokį gruodžio, pažiūrėjus. Šiaip tai ten jie skaito save, kaip jie turi 4 sezonus. Man tai nelabai 4, bet dėl to, kad jie turi kalnus ir ten yra sniegas, dėl to jie ir skaito, kad jie yra 4 sezonai. Tai šiaip aš vyro klausiau visada, sakau, tai koks ten geriausias metas, tai jis man anksčiau sakydavo gegužė birželis, nes ten dar neprasidėjęs pilnai sezonas, bet labai jau šilta ir tikrai drąsiai gali jaustis kaip lietuviam, tai tikrai vasara. Gal šiek tiek vėjuota gali būti, bet jau po maždaug aš buvau rugpjūčio mėnesį ir Liepą ir rugpjūtį buvau prieš 2 metus, tai man buvo per karšta, buvo tikrai labai karšta, o birželį būna pats tas. Šiaip iš tikrųjų pavasaris labai gražus metas, nes dar švarus vanduo, jau sezono pabaiga viskas būna jau pavargę irgi. Ir patys restoranai pavargę nuo visų tų srautų, o dar šiaip birželio vidurys, birželio galas, gegužė, šiaip ir balandis nuostabus mėnesis, tai tikrai dar galima, nes viskas tik ruošiama, viskas plaunama, viskas taip šviežia, galima važiuoti va tada, nes šiaip dažniausiai rugpjūtį dėl vaikų važiuoja žmonės, nes vaikai atostogauja, o birželį dar taip savo, tai dėl to tas, kas be vaikų nori keliauti, ar vaikai gali išeiti iš mokyklos, tai drąsiai galima keliauti va tokiu metu, gegužė, birželis, aš siūlyčiau. O šiaip žiemą ką ten veikti, ar apskritai kokia temperatūra žiemą ten? Labai įvairiai, bet
šiaip mažiausia, kas galėtų būti maždaug 15 Taip, laipsnių. nes šalia Kipro tai ten labai Taip, pavasaris, jo. Tik tai svarbiausia, kad jeigu viešbutį yra tiesiog kondicionierius, ne dėl drėgnumo, ten drėgna labai. Tai jeigu yra kondicionierius tiesiog viešbutyje, tai viskas ten labai drąsiai galima, nes tas, kas neturėtų, pavyzdžiui, mes neturim kondicionieriaus, ne, tai iš esmės tada tau būna lauke šilčiau nei viduj. Tai vat, nes nelabai kas džiūna, nelabai kas ten. Bet mes esame buvęs, ten yra taip, kas antrus metus žiema būna tobula. Tai ta žiema, kai galima maudytis ir degintis ir tada tuo metu būna jūra flat, ta prasme, tiesiog lygiai be jokių bangų žiemos metu. Tada tu gali labai fainai leisti laiką prie jūros, nes nėra vėjo. Tai, man atrodo, ši žiema buvo šitokia, kai tiesiog visą žiemą žmonės, žodžiu, buvo laivuose, jūroje ir taip toliau, ir tada kita žiema tikėtina bus šiek tiek šaltesnė. Tai, žiema šaltesnė, tai kad tu gal nepasideginsi, bet galėsi tiesiog, jeigu lietuvis tikrai gali maudytis, manau, nes aš tikrai maudžiausi. Tai realiai čia irgi puikiai kryptis ir peržiemoti. Jo, Lietuvos šalčius. Taip, bet sakau, dabar, kadangi visur turbūt tie klimatai keičiasi, tai negali taip jau žinoti 100%, kad bus nerealiai gerai, bet manau tikrai galima peržiemoti drąsiai. Na, aišku, kad ten nebus taip jau aktyvų ir bus daug kas gal uždaryta iš prie jūros pačios, bet į kalnus faina, haikint faina. Ir tarkim, haikinimas tai čia yra number one dalykas visiems. Jie mėgsta labai haikinti ir daryti, kaip tas vadinasi, kai nuo kalnų lipi su tom climbingas, tas jo, tai ten irgi labai climbingas, nes ten labai daug yra kalnų ir labai daug skardžių visokių ir visų tų krioklių, žodžiu, tai labai climbingas populiarus tenais ir būtent haikinimas. Tai mes haikinom tikrai ne kartą ir ten labai faina. Tai vat, galbūt žiemos metu, kas mėgsta šiltesnį šiek tiek orą, bet pakeliauti, tai gali pahaikint, gali kalnus nuvaryti paslidinėti, tada labai faina pasimti kokį namuką tenais su raudonu vynu išgerti ir su savo šiminė, tai vat mano kalbos, aš irgi jau taip šneku, šiminė, fireplace, kaip ten lietuviškai. Labai gera klausytis, bet kuriuo atveju. Aš manau, kad mūsų klausytojai tikrai supras. Jeigu ką pakomentuos, mes išversim be problemų. Kol kas dar taip. Kol kas aš mokinuosi, tai taip mano irgi galvoju dar. Miksiukas. O sakyk, Roberto, kaip yra su patekimu į Libaną? Reikalinga viza ar šiaip kažkokie tokie kaip formų pildymai kažkokie? Tai iš esmės tu gali gauti vizą oro uoste. Reikia paso, aišku, jokių ten vizų tokių pasidarimų nereikia, tu tiesiog atskrendi į Libaną, jau kai atskrendi, praeini security, tą visą čeką ir tau ten išrašo vietoje, tu tik tais svarbiausia reikia nurodyti, kur tu apsistoji. Tai čia kaip realiai, kaip ir Egipte, ne? Tai kai atskrendi, tau tiesiog prieini tą būdelę tą jo antspaudą ir susimokė vietoje, ne? Ten... Ne, nereikia mokėti. Nemokamai gauna tą vizą? Nemokamai, bent jau aš tai tai ne taip kaip Egipte. Ne taip, aš nesu buvęs Egipte. Taip, geriau, tikrai ten svarbiausia turėti adresą, kur tu gyvensi, jeigu viešbutė, ne mūsų atveju mes sakom, pavyzdžiui, kad mūsų gatvė, kur mes apsistoję esam ir pavardė, tarkim, šeimos pavardė, kad žinotų, kad tiesiog, kad mes pas šeimą važiuojame. Ne, tiesiog, kadangi vizą duoda, tai reikia kažkokios informacijos. Tai va. O nėra kažkokių ribojimų, kiek tu laiko gali iš viso šalyje būti? Jo, yra, man atrodo, ar 3 ar 4 mėnesius šitą vizą gali būti, ne ilgiau. Tai visas ten. Bet tu netgi gali ją prasitęsti, man atrodo, nes aš kai buvau 6 mėnesius, tai... Bet irgi nemokamai pratęsimas. Taip, aš man atrodo, kad aš grįžau į Lietuvą ir tada vėl išvažiavau, kažkaip tai buvo, nes aš negalėjau 6 mėnesius išbūti. Tai jo. O kiek, tarkim, aišku, vėlgi čia skiriasi turbūt ir kainos, gal dabar skrisi, gal jau bus kažkas pasikeitę, bet tai vidutiniškai nekeliautojų, kiek reikėtų turėti, apsiskaičiuoti tą dienos biudžetą, ne? Tarkim, vidutiniškai žiūrint, jeigu nekalbant gal apie apgyvendimą, bet daugiau apie kažkokių vietų lankymą, apie pavalgymą, nes apgyvenimą vėlgi mes visi renkamės pagal savo kišenę, ne? Tai bet teoriškai kiek reikėtų tai skirti ekstra pinigų kažkokiam tokiam? Jeigu nori tikrai atostogauti, tikrai, tai mums užtekdavo 100 eurų per dieną abiem. Bet mes jau taip atostogavom.
Mes ten ir, tarsi čia įskaitant gultus, ne prie pliaže, skėti kokį, ten, nežinau, jie labai mėgsta, pas juos yra labai populiarios citrinų limonadas. Tai tas citrinų, čia vėlgi kokį citrinų limonadą, tada kokį alaus, tada kažką ten vėl, tada pusryčiauju ten. Tai gaunasi, kad kažkaip gaudavosi taip. Dabar, kiek girdėjau, biškai pabrango. Tai gali tikrai, taip kaip mes jau ten valgydavom tiek visko visada daug ir visaip ir visur, tai kaip turistai, tai būdavo tikrai padori kaina. Dėl to, kad, nes čia skaitai pusrytį, nuo ryto iki vakaro ir su vakariniais kokteiliais. Bet labiau pati priskirtum Libaną brangesniai ar pigesniai visgi šaliai? Jinai anksčiau buvo labai brangi šalis iki krizės. Nors aš tada dar niekada nesu iki to laiko nesu buvus tenais, nors man taip kalbėjo anksčiau, bet tai yra tikrai pigiau nei Prancūzija. Ir tai galėčiau prilyginti gal dabar Lietuvai. Galėčiau taip gal. Tai nėra labai brangi šalis, tikrai ne. Kol kas. Svarbu, kad būtų pasirinkimo, kaip sakyt. Ir... Tikrai gali nebūtinai vaikščioti. Būtent tas ir yra, kad tu gali vaikščioti tuos visus tokias užkandinės ir valgyti, tarkim, tą patį pietum tą šavarną susuktą, tai gali ir tiesiog, vegetariška, gali būti kokia nori. Tada manūšė, tai čia jau tradicinė, šiaip pusrytis irgi ant duonos, ten su sūriu ar zatar, jų yra irgi ten tokie kaip prieskoniai, tiesiog bulka ta patys, to zatar ir to cheese ir ten užsusuk ir suvalgai, ten, nežinau, $2, $3, ta prasme, tu gali tikrai daug pigiau gyventi, ten mes ten tokie, aš tokie, taigi man reikia, kad būtų staliukas gražus ir vaizdas geras, ir fotkę gal pasidaryti reikia. Ir kojikas pamirkyti reikia, man visko reikia. Full experience. O jis nori pas savo ten kažkur, kur visada ėjo pas kažkokį ten savo manūšę, aš bulkų nenoriu. Gaunasi, labai prieš vestuvės, nenoriu iš tavo bulkų. Dar prieš vestuvės, ugnelė laukia. Tai po vestuvių valgiai savo tas manūšę. Tai ir tu jau gal, žinai, atsivaidavai. Tai žodžiu, jo. Tai pabaiga gal tada, nežinau, nebekankinsim jau tave, labai iš tikrųjų buvo įdomu paklausyti apie Libaną ir šiaip labai daug naujo atrado mane ir mes pačios čia turbūt užsikabliavom su Laura. Jo, labai įdomi paskui ir nors dar klausytis. Tai žinosim, kur kreiptis. Tai iš tikrųjų gal vienu sakiniu, kaip tu keliautojam pristatytum tą Libaną? Gerai, gali ne vienu sakiniu. Tai yra pilna tai yra įvairi kultūra su žiauri skaniu maistu, jūra, laisvė. Tiesiog gamta, jūra, laisvė, skanus maistas, ko daugiau žmogui reikia. Tikrai taip. Tai ačiū dar kartelį, Roberta. Ačiū Jums, merginos, labai malonu, smagu, kad prisijungiai. Labai pasisijauku ir faina. Tai va, ačiū tau dar kartelį, o ką mes tada padėkosime mūsų žiūrovams ir jeigu turėsite papildomų klausimų, tai galite drąsiai mums rašyti elektroninį laišku, būtinai pasiekite mūsų puslapį Kiktūro Facebook'e, Instagram'e, nepamirškite ir subscribinti mūsų YouTube kanalą, nes tikrai grįžime pas jūs su labai daug smagių ir įdomių, unikalių istorijų. Taip pat, jeigu irgi esate keliautojas, kuris labai mėgsta unikalias kryptis, tai irgi galite mums parašyti, palikti komentarą po mūsų podcastu arba parašyti mums į mūsų puslapį Facebook'e arba Instagram'e ir mes su jumis susisieksime. Taigi sakome, iki visiems. Iki!